visų mūsų kreipimąsi Lietuvos Respublikos Seimui, prezidentai ir vyriausybei. Tautos kreipimasis dėl laikinosios Seimo komisijos sudarimo dėl išsamaus ištyrimo įvykių Garliavoje. Sutinkat? Mergaitės sveikatos būklės išsamios analizės. Labai svarbus dėl vaiko teisių institucijos darbuotojos veiksmų išsamios analizės. Dėl mergaitės perkelimo į neutralią aplinką. Kol baigsis Kauno pedofilijos bylos nagrinėjimas. Labai ačiū, gavau daugelį jūsų tiek praktiškai vienbalsių pritarimą. Toliau skaitau. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 straipsniu, kuriame įtvirtinta principinė nuostata, kad Lietuvos valstybė kuria tauta, mes sukūrėme tautą, mes esam tauta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 straipsniu, kuri suteikia teisę tautai ir kiekvienam piliečiui iš jūsų čia esančiam priešinti santvarkai, kurie kesinasi į konstitucinę santvarką. Kas tai dar yra, darome ir darysime. Tik nei vienas nesitikėjome, kad reikės kovoti prieš savo pačių sukurtą valstybę. Jas įsteigtas institucijas, valstybės, tai yra visų mūsų tarnus. Dabar vaikas. Mes pasistengsim iš gero surado mama, dėkui Dievui. Viskas šis vaikas saugus, dabar reikia viską daryti, kad būtų ir kitas, kuris mums visiems rūpi, dėl to mes esame čia. Taigi aš tęsiu. Nemanome, kad įsimintina pasaulyje istorinio etapu tapusią 91 sausio 13-ąją, ne tik Lietuvai, priešindamisi prieš niekinamą svetimų mužikų, jautėmės geriau negu savo krauju ryžtų, vieningumu sukurtos valstybės tarnautojų niekinimą. Dirbdami jo Lietuvos Respublikos vėliavą, jie tempė senus, neginkluotus bejėgius piliečius, vykdė sudėvimtą, tačiau akivaizdžiai ydingą Lietuvos Respublikos teisingumą. Ar mes tikime mūsų krauju valia sukurta valstybė, valdžios organai? Ar tikime? Kreipiamės į jūs, išgirs valstybę, vykdantį valdžią per išrinktus asmenis. Įtikins mus, kad mes nesuklydome. Ar yra nors vienas, kuris galvoja, kad mes klystam? Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 straipsniu, nustatyta principinė nuostata, suteikianti tautai teisę pačiai arba per demokratiškai išrinktus atstovus vykdyti aukščiausią suverenią galią. Mes bandom dabar ir bandysim. Tauta neturi. Tauta kreipiasi jos išrinktus atstovus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 5 straipsniu, kreipiamės į Lietuvos Respublikos
valstybės valdžią. Tai yra Seimas, prezidentė, vyriausybė, tik tai teismas. Nes juo jau netikima, o gal giliai širdyse ir niekinama. Vykdyti valdžią Lietuvoje prašome šių institucijų. Mes išrinkome atstovauti tautą. Nepalikite tautos, piliečių. Teikite tautą ataskaitą. Nuramykite mus, ištirkite veiksmus vykusius. Tiesiogiai juos transliavo televizija ir daug ką mes matėm, ar ne? Tik aš nenuslėpsiu. Apie 17 dienos įvykius, šios savaitės žiaurius įvykius Garliavoje. Padėkite išsaugoti mažą Lietuvos valstybės ateitį. Mažametę mergytę, tautos paskutinę viltį. Mes Lietuvos Respublikos Seimo, prezidentės ir vyriausybės prašome. Dabar klausykit ir pritarkit kiekvienam reikalavimu, darysiu pauzę, jeigu nepritarėt. Ar girdit gerai? Blogai! Noriu paklausti, šitas politikas pakeis mergaitės likimą. Dabar pasakykite. O kodėl ne? Taip. Nepakeis, nebūsime. Taigi, mūsų reikalavimai, ko mes prašome iš savo tarnų. Tai yra Lietuvos Respublikos Seimo prezidentė ir vyriausybė. Atvykusią, planavusią, įderinusias veiksmus, išsadę informaciją apie priimtų sprendimų būtinumą, teisėtumą ir pagrįstumą to metodo, kurio vykdytas 17 dienos prieš Lietuvos Respublikos piliečius, nepilnamečius asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai, taip pat proporcingumą siekiamam tikslui. Pavesti išsamei ištirti Kauno rajono vaikų teisės specialistės Evelinos Salantienės veiksmus, vykdant nepilnamečio perdavimą, atstovaujant vaiko interesus 17 dienos įvykiuose. Vietoj perdavimo siūlo taikliukai į žodį pagrobimą. Toliau užtikrinti, kad mažametė mergaitė, neįmantė kėdytė, būtų perkelta į instituciją